O, kažkaip badingo draugai visi, ne? Ką tik pradėjom žaisti iš karto visi taip. O, Čiužinis mirė, tai aš kai reikėt antras likau. Labai problema yra ta, kad pas visus lygiai taškų, tada žaisim dar 3 valandas. Čia, suaugusiam vyrai, 30 keli metai, su visai nuotaika pilnai. Sveiki, įsijungia naują krepšinio realybės šou Amerikankė. Su jumis sveikinasi kioskininkas. Esame Vilnius Tech arenoje, kur šį legendinį kiemo žaidimą atliksime šiek tiek naujai. Primename, kad Amerikankės tikslas įmesti į krepšį greičiau, nei prieš tave metantis žaidėjas. Tik 3 geriausi žaidėjai įgaus teisę dalyvauti kitoje laidoje. Pirmąją laidą pristato ir saldųjį prizinį fondą įsteigė seniai pamėgti saldainiai Fortuna. Tokie pat gardus ir su traškiu vafliu. O dabar supakuoti maišeliuose, kad būtų dar patogiau pirkti ir mėgautis. Susipažinkime su šios laidos dalyviais. Ieva Belickaitė. Jauniausia, bet didžiausia patirtį krepšinio aikštelėje sukaupusi. Mėgsta veržtis, tačiau, kažin, ar Amerikankė jai tai labai pasitarnaus. Nedas Zimantas. Ne ką už Ievą vyresnis jaunuolis, tiesa, vaikiškos patirties. O krepšinio idealų įvardintas Cristiano Ronaldo diktuoja, kad su krepšinio kamuoliu gali būti sunku tvarkytis. Domas Raibys. Vyriausias ir žvairiausias Amerikankės dalyvis. Iš žaidimo citatos galime spręsti, kad tai garbingo žaidimo šalininkas. Žilvinas Kerbelis. Pirmasis dalyvis pasirinkęs atstovauti ne Vilnių, nors ties patirtimi įvardino ne, tačiau idealų pasirinktas Denisas Rodmanas ir tatuiruočių gausa leidžia įtarti šio žaidėjo aršumą. Vaidotas Šiožinis. Gerai jaučiasi net 3 miestuose. Vienas iš 2 aukščiausių šios dienos dalyvių. Patikrinsime, ar Amerikankėje ūgis turės įtakos rezultatams. Kristoforas Vaidutis. Antrasis 2 metrus su kedais siekiantis žaidėjas, turi tarpklasinės krepšinio patirties ir mėgsta kovoti alkūnėmis. Galbūt tai yra, ko reikia laimėti čia? Kaip manai, kas laimės? O mes apklausėme ir kiosko lankytojus. Jų nuomonė, daugiausiai šansų šiame formate laimėti turi Ieva, o mažiausiai Vaidotas ir Žilvinas. Žaidimas vyksta nuo tritaškio linijos. Amerikankė už pirmą vietą žaidime, kai išlieki vienintelis neišmestas. Duodami 3 taškai, už antrą 2, o už trečią 1. Na, o pirmieji 3 iškritę tam kartui lieka be taškų. Taip žaisime kelis kartus, tol, kol vienas iš žaidėjų pasieks ar perkops 11 taškų ribą. Laikomės garbingo žaidimo principų. Kito žaidėjo kamuolio specialiai liesti kūnų, numušinėti ar blokuoti negalima. Fortūnos burtai lems, kurią poziciją kiekvienas užims pirmajame žaidime. Vėliau žaidėjai rikiuosis pagal turimų taškų skaičių. Kuo daugiau, tuo arčiau priekio. Tad traukime sunumeruotus saldainius, jais pasistipriname ir galime pradėti. Burtai lėmė, kad pirmoji meta Ieva, antras Nedas, kuris jau turi prisektą mikrofoną ir viso žaidimo metu padės mums geriau įsijausti ir stebėti šį krepšinio realybės šou. Pradedame žaidimą. Žodis Nedui. Žiūri, kiauras. Pirmas metimas bus kiauras, visiškai. Kiaurų kiauras. Nebus kiauresnio metimo, niekada gyvenime, nebus matęs. Kristoforai, vos nemiri? Šiaip iš tikrųjų labai yra labai intensyvus, labai šipjaudinimas. Duok tam žydeliui! Ką tu čia darai? Ką tu čia sau leidi? Kažkaip badingo draugai visi, ne? Ką tik pradėjom žaisti iš karto visi taip suintensyviai. Oi! Varyk, Žilvi, dar turi! Ai, tu savo negali patikėti. Ką tu darai, seni? Gerai. Nu ką, kaip matote, iškritau, pas pirmas, kaip valkata, kaip padugnė, nevykėlis. Kolegos toliau žaidžia, bet mano planas buvo iškrist pirmam, kad galėčiau pakomentuoti žaidimą, truputį patreštokinti, nes aš mano pagrindė stiprybė vis tiek ant to kalbėjimo. Maladės. Kas išmetė tave? Tai Šiožinis, kaip ir sakiau. Šiožinis, a ne? Aš tą mikrofą pasimsiu, kaip interviu mikrofonas bus pas mane karočiai. Šiožinis, jis kažką žino, ko mes nežinom, žinai? Ne, jis tas paskutinis moksliukas sakė, aš būsiu paskutinis. Man labai nepatinka tie žmonės, kurie sako, kad man sunku bus, ir tada viskas būna pasakiškai gerai, žinai. O gerai.
Pukši greitai. Pukši tie grai. Žilvinai, ne pirmas, sen. Atrodo, kad tu žaidėjai daug ilgiau už mus. Kristoforas. Oi, Žilvinis visus metus čia. Jisai moksliuk, jo net sakė nežai. Ieva! Oi! Paplojam, galim visi paploti Vaidotui Čiužiniui. Team vyrai laimėjo. Sorry, Ieva. Ir taip piksim 4 valandas, karoči. Po kiekvieno turo skelbsime Fortūnos epizodą. Šį kartą tai lemiamas Vaidoto metimas. Taškų lentelėje lyderiauja Vaidotas, Ieva ir Kristoforas. Daugiausiai tolimų šūvių įmetė Vaidotas su Ieva, tiesa tik po vieną, o daugiausiai žaidėjų išmetė Vaidotas. Keliamės į antrą turą, žodis Nedui. Na, visi net... Aikti Čiužinis dabar už manęsgi. Baisus narglys man įlinda, žinok, dėl to ir nepataikau, karoči. Aš tau, žinai, ką pasakysiu Vaidotui. Ačiū. Greičiai jisai prašo, kad lanką pirmą pataikyti reikėtų. Oi, visi intensyviai, kažkaip gerai labai visi žaidžia. Aš nežinau, čia nuo amerikankės, bet man akim miežis, man atrodo. O. Nes sportė kažką tikrai reiktų. Man biški gėda prisipažinti, kad aš pavargau, žinai. Nu. Ačiū labai, ačiū už dalyvavimą. Atsiprašau, valodies. Ką reiškia mūsų, pažiūrėkit, kaip aš gerai žaidžiu. Aš žiauriai pavargau, šiaip iš tikrųjų, aš nemeluosiu. Молодец. Pažiūrim pakartojimą, sorry. Šiaip jo. Tėval nieko nesakyk, šiaip labai pavargau. Čiužinis mirė, tai aš kai kiek antras likau. Kokie mes nesportiški šiaip esame visi. Tu tai dar. O ką pats? Tu turėjai daugiau metų ruoštis? Gal kas vakar gėlė? Kas vakar buvo? Nesimenu. Merit.
Kažką žaidė? Čia Kašis? Įmonės, privatas. Iškeičia privatą, tipo, pasamdo visą ryto komandą, kad pažaistų prieš kitas. Bet jinai yra pusiau profesionali krepšininkė, ar ne? Arba visiškai profesionali, čia nesąžininkai. Stabdome žaidimą, Ieva atliko metimą, nes savo metu Vaidotas turėjo mesti prieš ją. Tad negailestingai skiriama diskvalifikacija, o Fortūnos epizode daug jėgų pareikalavęs Nedo išmetimas į žaidimo. Taškų lyderiai Vaidotas ir Ieva, tolimų šūvių daugiausiai pataikė Ieva, o daugiausiai eliminacijų atliko Vaidotas. Man patinka, kiek Kristoforas ir tai žiūri šitą. Yra taisyklės, yra reglamentai parašyti. Tu ne... Aš nesuprantu, kodėl atvarėm draugiškai pažaisti amerikankai. Kristoforas jau taip pasiėmės už kaklą, smaugė kažką. Matome, kad užvirusios aistros pareikalauja ir teisėjų įsikišimo. Ne, tu stovi pirmas, įmeti pirmą, apibėgai ir tada vėl įmeti, tada laimi. Tai kaip, kai lieka du žmonės išmeta pirmas antrą? Taip. Ne, turi, žiūrėk, aš metu, pataikiu. Tada aš atvarau, tu meti nepataikai, aš atsuoju antrąją kombinatą ir pataikai. Tu lauki, kol aš ateinu antrąją. Ir tada, kai antrą... Taip, nesilės tvarkos negalima. Supratau, mes kitom taisyklėm žaidžiam, pas mus turėdavai apibėgti, tipo, jeigu du įmeti, taip tada laimi. Visi neramumai numalšinti. Keliaujame į trečią žaidimą. Nedai, žodis tau. Pasiruošus jau? Nebaisu? Man tai, aš stebiuosi, kaip tu taip gerai laikais. Bet tu profesionali krepšininkės, ar ne? Prisižvengiau labai. Prisižvengiau aš iš tavęs ir iš karto profesau. Norėjai pailsėti? Jo, bet iš tikrųjų, kiek intens yra. Norėčiau, kad padarytų kas nors, padarytų montažą, kaip nepataikom į lentą ir bėga visi pasimt. Jo, juodai baltas fondas irgi. I will remember you. Jo, tai labai gerai žaidži. Bet čia nesąžingai, nei progė. Alhamdulillah, ar kaip jums ten? Jo? Šiaip reikėjo pasimbiško fleškutę, žinai, kol sėdim. Use your calm, act your calm, 2 times a day. Молодец, молодец. Kristoforas Vaidutis skina pergalę. Mačiau, kaip operatorius išsigando, ką tik įsviedė tą kamuolį. Trečias raundas baigėsi Kristoforo pergalę. Jis į savo sąskaitą įsirašo 3 taškus. O Fortūnos epizode pasigražėkime tolimų Ievos metimų iš žaidimo pašalinusių lyderiaujantį Vaidotą. Kadangi įpusėjame žaidimą, skelbėme saldainių pertraukėlę. Priminame, kad šią krepšinio realybės šou Amerikankė laidą pristato Fortuna. Pamėgti saldainiai patogiuose pakeliuose. Įdomus faktas, šio saldainio recepte yra bulvių traškučių. Kas galėjo pagalvoti? Pažvelkime į statistiką. Pagal taškus vis dar pirmauja Vaidotas, nepavėjama snaiperė Ieva, o Kristoforas išsilygino su Vaidotu pagal eliminuotų žaidėjų skaičių. Vis daugiau tų projektų kažkaip fizinę veiklą reikia. Kodėl reikia daryti? Kodėl negalim sėdėti ir bazarinti? Oh! Ne! Žilvinai, ne! Aš
Aš einu pasimelst. Siona, dabar aš palaikau Palestiną, karočiui. Davai, Vaida, tai labai gerai, prašau. Išmeš Žilviną, jeigu galima. Viskas gerai. Kodėl uždūkus jau dabar? Kodėl iš karto uždūkus? Labai skaudu šiaip iš tikrųjų man pralaimėjimas šitas. Aš nuo vieno žmogaus, nuo kurio nenorėjau labai iškristi, tiesiog nuo Žilvino. Pažiūrėk, jis turi tą pono nerealaus susidėjimą. Kojos kaip pas mane, o sudėjimas viršus kaip pas mano tėvą. Aš jį aš kadangi myliu, galiu taip kalbėti. Manau, jeigu Paddingtonas būtų žmogus. Vaidas Šežys. O! Jie daugiausiai raštokiai. Mano raštokiai aš nesiskaito, nes aš skaitų pirmas visą laiką. Aš toks comic relief labiau esu. Maldės, Žiliui. Rimtas. Pradėjau Žiliui vardą auginti, kaip atrodo gerai. Žiauru. Kristoforas ant tiek nori laimėti. O mes čia žaidžiam pagal kažkokias Europos reguliacijas, kodėl taip? Pagal FIBA taisyklės, karočią. Apšė, matai šitą tos aikštelė didesnė, tai ten gali nuo baudos žaidžia, bet ten kaip tritaškis gaunas. Oi, blokavo kūnu. Na ką? Kągi, Vaidotui nepavyksta surinkti maksimumo taškų ir atrodo, kad kiti žaidėjai tuo labai džiaugiasi. Amerikankė tęsiasi toliau. Fortūnos epizode pirmasis Žilvino išmetimas. Vaidotas pirmauja pagal taškus, o net 3 žaidėjai yra surinkę po 5 taškus. O kitur žymesnių pakitimų neužfiksuota. Kiek Nedas turi taškų? O kiek Žilvino? Round 5. Fight. Didžiuojas šito. Rašytinis, išrašyti, žinai, būna bairiai išrašyti ir deliverini. Tai čia išrašytus, išmesk jį, davai, prašau, aš to pervėsiu, 5 eurų, jeigu išmesk. Nu, vat būčiau gal ir... Oi, na! Kaip taip, seniai? Matai, aš suvaidinčiau, mes panašiai žaidžiam, abu išskiriu tam vienodai. Oi. Aš toks ant prisėdėjimą labiau, žinai. Pašildau soliuką, numetu rankšluostį kam nors, kam reikia. Labai norėčiau tokių kaip pasievo kėdai. Yra geri tikrai, ne? Tikrai kažką tokį spurtimas, kažką retai. Kur būdavo tos gumytės tokios už krūties vėžį. Aš tai nežinau užšūnės, manau. Tipo, kad būtų kuo daugiau. Vala, Žilvinai, tu gavai tašką? Eitu, na. Žilvinas gavo tašką. Puikus Kristoforo finišas. Jam atitenka 3 taškai, Ieva tenkinsis 2. Fortūnos epizode Vaidoto lyderystę pristabdęs Domo metimas. Taškų lentelėje dvivaldystė. Ieva toliau snaiperiauja. Pagal išmetimus Kristoforas teikia rimtą pareiškimą. Ir instinktyviai Kristoforas atlieka grubų pažeidimą. Pagal susitarimą negalima liesti kito žaidėjo kamuolio su kūnu.
Ir šis smūgis galva kainuoja Kristoforui kalną saldainių galimai. Suaugusiam vyrai, 30 keli metai, su visai nuotaika pilnai sugadinai jam visą savaitę dabar darbą į priekį. Aš dabar jau matau, kaip komentaras sakys, kad aš nuduosiu kamerą. Pasitenkinimas teisėjų, emocijos, na viskas suprantama, bet žaidimas tęsiasi toliau, o taisyklės yra taisyklės. Papirkti amerikankės teisėjus. Duok žydelių į vieną. Tokią sarkastišką plojimą dar negirdėjau. Duok jam! Va! Oi, čia jau gali būti skaudu, žinok. Įspėjo ir atėjo. Ne! Už ką man taip? Tokį tėvišką, labai tokį, žinai. Tai, susitikom ir vėl, 3. Nu, nebuvom susitikę nuo pirmo karto, bet vis tiek. Teisingai, šešėlį pastum moterį, karočią. Labai atsiprašau. Kągi, jei dabar laimi Šiožinis, baigsime žaidimą, nes jis turės 11 taškų. Davai, sen. Pasisteng, give it your best. O, kurva. Pasiruošęs? Po atkaklios kovos kiek netikėtas Nedo triumfas. Žiliūnui 4 taškai. 4 taškai. Ai, palatai, antra vieta, tai vis tiek 10. Tai vis tiek 60 taškų turi. Ir Fortūnos epizode pats paskutinis metimas. Vaidotas, Ieva ir Kristoforas pretenduoja į pagrindinį prizą ir tolimesnį kelialapį. Priminsime, kad top 3 žaidėjai gaus šansą varžytis kitame etape. Jūsų dėmesiu galimai paskutinis raundas. Labai gerai žaidžiai, aš nesuprantu, jie treniravosi. Atrodo, jūs treniravotės. Oi. Kristoforas apmaudžiai praranda galimybę laimėti. Kristoforas šiaip iki savo lūderis, matai, kaip iškentais tą kamelį numeta, kur tik nori, karočiui. Dabar daugiausiai intrigos kelia Ievos ir Vaidoto dvikova, bet kuris iš jų gali tapti čempionu. Labai negražiai, sorry, atsiprašau. Bet jeigu, žinai, it is what it is.
viskas, ne? O jeigu aš pirmo vietą nesitikit, tai galiu paimti. 7 taškai būtų. Duok jam tėti, Ir šiuo metimu Vaidotas užsitikrina čempiono titulą. Ieva jo jau nebeaplenks net ir laimėjus, bet pasižiūrėkime finalą ir tegul jie išsiaiškina iki pat galo. Ieva! Visiškai Dominuojantis Vaidoto pasirodymas. kulminacijos, nieko. Čempiono titulas neabejotinai šis metimas tampa fortūniškiausiu vakaro metimu. Ir Ievai visai nedaug trūko, jinai antroje vietoje. Tikriausiai mėtė 3 taškus, o pagal išmestų žmonės Kristoforas atkakliai priešinosi Vaidotui. Su moksliukais ir banditais žaidžiam, nu. Su moksliukais ir su banditais. Ne, moksliukas dar spardo kamuolį. Šyteris, moksliukas bulį. Paskutiniai čempiono pasimaivimai. Galutinė rikiuotė, prizų dalybos. Pirmieji 3 žaidėjai gauna kalnus fortūnos ir kelialapį į kitą etapą. Likusiems 3 ačiū už dalyvavimą ir po 5 pakelius gaidelio. Susitiksime jau greitai. Prenumeruokite 90-ųjų kiosko kanalą. Ačiū pergaliai ir visiems jums fortūnos. O dabar paliekame jūs su geriausiais vakaro epizodais. Su jumis buvo kioskininkas Ate.